Taigi, vėlgi aš savo technologijų parsisiųstų iš Trenk LT iš Panevėžio. Reiškia žmonių daug mačiusių pasaulio sovietinio, žydiško, kinietiško kurto chaoso teorijų pasaulio. Vagėdanė su elektrošoku mane prievartavę iš Lenkijos, tada pravarė, reiškia, šitą visą įvadą vėlą Kempehofen, Fransburg. Vat irgi šitą entertainment system dabar pažiūrėjau. Va, ką aš jums parodysiu. Matot, yra raidės N, T, SL ir PAL. Employed Anniversary. Va, nežiūrėkite mano sukuistą vietą, tiesiog momentiškai atradusi dalyką jį pritaikau. O va, tai toks technologų pasaulis iš esmės jau įprastas, kad čia visada kiek susitvarkai, tiek susikuiti, kai reikia gražaus įvaizdžio. Tai už tai atsiprašau. Va, bet iš esmės, kas yra labai svarbu tose kinietiškose valstybėse, kurios praeinančios per išmuitinimą į Europą, Šengeno zoną vadinamą. Va, o kurios nepraeinančios į tas sovietinės rusiškas šalis. Taigi, vat, rusaitės išvažiavusios technologijos ar inžinerinės, kurios susidurdavo moteris su budizmu minus mėlynu. Ir daug dalykų išmastydavosios iš tų būtent neuroleptikų. Ar tai yra futurizmas? Taip. Kadangi atėjęs tas tikslus pasaulis į modernų technologijų pasaulį, kuris reiškia vis dešinėjantį ir dešinėjantį pasaulį. Tai va štai kaip paranoja tapo mistika, tai kaip autofagija, arba kaip ir Lietuva Šengeno zona teisėta tapo netradicinė medicina. Tai vat, kai Jėzus Kristus savo istoriją rodęs būtent pačios aukščiausios moderno ir reikšmė žmonijos žvaigždės Dovydo, kas reiškia pačią gryniausią tiesą. Ten parašyta, jeigu tai, ką Jėzus kalbėjo, viską surašytume, mes tiesiog, kaip frazeologizmas sako, nežinom, kur sutalpintais laikais, kiek knygų surašyti. Visą, ką jie supratę tada, kokioj šviesoj jie vaikščioja. Tai va, akivaizdžiai, sakoma, 40 gamma šviesa yra iš esmės, ką žmogus pasiekia dienos metu ir ką pasiekia žmogus su technologija aliuminio transformacijų, LED šviesų, interfeiso, reiškia radio bangų, infrared interaktyvių žaislų. Tai yra apskritai technologijų pasaulis, kuris susijęs su vienu dalyku. Psichologija, kurio šizofrenija nepripažįstama. Tai Šengeno zonos teisė. Iš tos paranojos budizmo, kuris aiškinęs, kad tave turi teisę išnaudoti minus mėlynu šort, reiškia, to visų jungimu. Tai žmonės bėgdavo ir bėgdavo. Galvodavo. Tai tada žydai davė torą. Graikų agapė prisižudykis ant kryžiaus, nusilupkis kūras. Tai va tas režimas, kur, aiškiai, 7 prezidentai Zelenskio užvaldė ir Lietuvą. Galiausiai vakar žiūriu. Vat irgi paranoiška ta nuotrauka, kurio dabar viskas paranoiška yra išjuokiama ir pamatoma, kadangi Šengeno zonoje visa ta paranoja, kuri atėjusi iš Kinijos kaip po budizmo negatyvas, ateizmo negatyvas, reiškia ir satanizmo, žydų su arabais trikampis, kurie, reiškia, baudžiantys moteris sudegindami vis dar būdą Vestlandijoje.
Man į Daniją nuvažiavus į tą, reiškia, su chaoso teorija susijusią idėją. Vat, su šituo NTSL, kuris yra būtent tas senosios televizijos, senojo radio, dar 1994-5 metų tas junginys budizmo, su kuriuo gimtas prievartaudavė. Tai vat, Danijoje aš 3 mėnesius taip ir gyvenau su prievartavimais, recidyvais ir nemirtingumą pamačiusi. Kaip žmogus su radiacija perdegęs, parvažiavęs į namus, pajunta, kad čia Dieve mano, čia net žolė gyva. Tai va šitaip išvažiavus man su ta problema, reiškia, gimdoj recidyvų, vat, žydiškų. Pasirodo, išvažiavus į Angliją gimdyti vaikų, pasirodo, neščia grįžusi iš Anglijos, papuolusi dar ant tos, reiškia, nejautrumo nervo apskritai bijot psichiatrų teroristinių. Tai vat, reiškia, ir vos nepagimdžiusi, reiškia, nuvažiavusi į ligoninę, vėlgi ten tyrė, nieko neradė, vėlgi nuvažiavusi, kaip suprogramuota buvo Rusijoje, kad ant lauko pagimdžiusi, tai vat, jie suprogramavo mano istoriją, kaip aš nugyvensiu. Tai irgi yra paranoja rusiška, kur ta paranoja rusiška neįsipildžiusi, reiškia, bandė žydai Torą nuteisti, uždarydami Rusiją, kol jie suprato nebulaizerį ir trotilas vamzdžiuose irgi turi bendrą prasme. Trotilo dujos įsigaravusios, netgi tokia yra cheminė formulė. Tai vat šitas įveikiamas irgi yra su žodžiu, sorbata yra įveikiamas ir cukraus suteiktas, aiškia, žmogaus psichikai padarytas smurtas. Tai vat, ką tas, reiškia, psichinis dalykas, reiškia, vienas ar antras, tai kitas klausimas yra. Bet, vat, pažiūrėkit, įsivedę savo į YouTube NTSL IPAL, reiškia, pakeičiantys būtent Minigame Universal Edition, kaip nuo vieno žmogaus išnaudojimo visai valstybei, žmogus tą pakeičia NTSL režimą IPAL. Sumažėja hercai nuo 60 iki 50 ir tai tampa žaidimas konsolė, o atrodo kaip valstybinis kankintojas. Sovietiniais laikais pogrindžių, reiškia, tai būdavo 500 klasikinių žaidimų. Vat koks jau buvo sovietinių kankinių durnių namuose, ar tai Kauno klinikose, nepatikusių žydaitėm žmonių diskriminacija. Taigi va tas NTSL pakeitimas padarė pasaulį sužaidžiantį ne kūnais, ne radiacija, o pakeitė dažnį, tapdavę patys žmonės kuriantys žaidimus. Pabandykit, pažiūrėkit. Kita vertus, aš išsivadavau įsirašiusi toj vietoje, reiškia, savo, kad čia net NTSL IPAL pakeitusi, reiškia, šitą režimą, pamačiau, kaip krito radiacijos pasiekiamumas ir nustojęs žaidimas mane prievartauti.